Sveiki visi. Tai tęsime mūsų tinklalaidę Džiazuojam apie pinigus su Vincu. Labas, Vincai. Labas, Lina. Kaip šiandien gyveni? Rūke, pro langą matau rūkas toks didelis, tai ačiū Dievui, gal ne Dievui ačiū, gal čia savo ačiū, žinai, kad gyvenime tas rūkas gerokai mažesnis negu dabar už lango, tai to labai džiaugiuosi. Viskas yra puiku, kaip tavo reikalai. Man, žinok, rūkas patinka, aš kiekvieną kartą, kai būna rūkas ryte važiuoja, galvoju toks, kaip, žinai, kaip magija, kaip koks Haris Poteris, žinai, tai važiuoja. Akivaizdu, tau patinka Haris Poteris. Jo, taip, akivaizdu. Okay. Pasirinkom temą, kuri dažniausiai abejingų nepalieka ir aš ją pavadinau paprastai moterys ir pinigai. Tai kadangi mes šitam podcast'e turim gerą lyčių balansą, tai manau, kad bus gera tema. Tai pradėti norėčiau nuo kelių mokslinių tyrimų apie tai, kaip moteris ir pinigai siejasi ir šeimoje ypač. Tai apie 20% porų pripažįsta, kad kartu priima finansinius sprendimus. Tai lygiai 80% priima atskirai, ne? Arba vyras atskirai, arba moteris. Vėlgi tyrimai rodo, kad atsakomybė už finansinius sprendimus dažniausiai gula ant vyrų pečių, nes moteris neturi pakankamai žinių. Čia tyrimai taip rodo, ne? 82% neturi pakankamai žinių, 73% tuo nesidomi arba neturi užtektinai laiko apie juos diskutuoti, nes rūpinasi buities reikalais. Dažniausiai buitis, vėlgi statistiškai, stereotipiškai gula ant moterų pečių. Ar sutinki su tyrimais, Vincai? Jeigu taip sako britų mokslininkai, tai sutinku tada. Ką čia besiginčyti. Čia JAV, man atrodo, šiaip Amerika. Kažkas padarė apklausą, kažkas suvedė rezultatus ir kažkas juos pateikė. Aišku, visada tokiais momentais įdomu pasižiūrėti, kokia buvo tyrimo apimtis, koks kontingentas buvo tyriamas, nes greičiausiai tas tyrimas ten kažkur tose išnašose tą informaciją turėjo, bet kad ir kaip ten bebūtų, tam tyrime tikrai tikiu, kad tokie rezultatai buvo. Tai vienintelė vieta, kad mes galim turbūt diskutuoti apie tai, kad ar tai yra reprezentatyvus tyrimas, tai yra, ar mes jį tikrai galim pritaikyti plačiai visuomeniai, ar tai yra toks, vis dėlto su, druskos kruopą priimant tos rezultatus, kad, tikrai ne už gryną pinigą ir tikrai gali būti nukrypimų ir aš net nebejoju, kad tų nukrypimų yra, nes jeigu mes tyriam JAV, tai vien kultūriniai aspektai kitose šalyse turi greičiausiai ženklią įtaką nuokrypiams nuo to, kas ten buvo surasta. Aš turiu pripažinti, kad man šita tema tikrai jautri ir Vincui irgi sakiau, gerai, ką pakalbam apie tos moteris ir pinigus. Man vien skaitant, kad moteris neturi pakankamai žinių, 82% jau man kyla, komentaras neturi žinių. Šitoje vietoje, man irgi labai smagu, nes, matau, kad tau, Lina, šita tema yra tokia iš jautresnių ir tu esi pati man tą įvardinusi. Ir šiaip bendraujant su tavimi, esu pajautęs tą norą kovoti, tarsi už tą moterišką lygybę, ar kaip čia išsireiškus. Bus įdomu. Tikiuosi nesusipyksim, šitoj vietoj. Tai aš iš tiesų norėčiau pradėti visai neseniai, mačiau tokį antraštę, kuri vėlgi man įkvėpė tokių tam tikrų emocijų. Antraštė skambėjo taip: moterims patikimiausias kelias patapti tarp 1% turtingiausiųjų yra ištekėti už turtingo vyro. Ką manai apie šią antraštę? Manau, kad pakankamai, kad stipriai stereotipinė, tai galiu sutikti, nes mūsų vis dėlto toj kultūriniai vakarietiškoj linijoje labai stipriai kvepiančiam kapitalizmu, vyriškų kapitalizmu, ir tuose socialiniuose juokeliuose apie karjerą per lovą, tai antraštė labai atitinka visą šitą paveikslą. Klausimas, ar tai yra patikimiausias kelias, čia labai didelė diskusija, nes gyvenimas yra neprognozuojamas ir santuoka nieko negarantuoja. Ir dažniausiai, jeigu mes kalbam apie turtingų žmonių santuoką, ten dar mažiau garantijų, nes dažniausiai turtingi žmonės tuokiasi saugiai, su labai aiškiom taisyklėm ir sąlygom, ne taip kaip įprasta, kad trenkia žaibas, meilė, jau susirašiau ir viso gero. Ne, taip tam tikram
tikrai turtingam lygmenį taip nevyksta. Ten dirba advokatai pakankamai ilgai ir net dabar yra pakankamai irgi nemažai tokių mėmių TikTok'ose arba ten Reels'ose, kaip verslininkai tarėsi dėl santuokos. Nu, ateina du ir ten vienas sako, žiūrėk, nu, aš noriu tave vesti, davai pasitarėm. Nu, pasitarėm. Nu, tai darbas nuo tada ir tada, okei. Du vaikai, nu, gerai. Bet iš jų vienas turi būti berniukas. Nu, gerai, kažkaip pasistengsi. Atostogos, ten ar ten? Nu, ten, nu, gerai. Nu, ir tada, o tavo zodiakas koks? Nu, va toks. Ai, ne, čia šitas netinka man. Ačiū, buvo malonu, skirstomės. Tai tiesiog, ta santuoka padaryta jau sandoriu, nu, pašiepiant, aišku, šiek tiek, bet visi mūsų tie tokie pašiepimai dažnai turi nemažai realaus pagrindo. Ir tai yra pašiepiama, iš kur atsiranda anekdotai, ne? Nu, iš gyvenimo situacijų. Tik tais šiepia dažniausiai kita barikadų pusė. Tie, kurie taip nedaro, šiepia tuos, kurie taip daro ir atvirkščiai. Ir vieni ir kiti turi tada pasiekmes atitinkamas. Tai šitoj vietoj turtingi žmonės, nu, jie nesitokia taip aklai, kaip įprastai visuomenėje, nu, tarsi daroma. Ir vis dėlto tas turtas yra saugomas. Vienaip, jeigu ten pirma santuoka, visai kitaip, jeigu yra antra santuoka, nes tada ir vaikų interesai atsiranda, tada vis tiek antra santuoka dažniausiai, nebent yra kryptingas sprendimas, šeimų turto nesujungia, nebent mes kalbam apie strategišką sujungti dvi šeimas į krūvą, ne, kad valdyti kažką. Tai ten yra gerokai daugiau peripetijų negu taip, kaip tu čia pasakei, kad patikimiausias kelias patekti tarp 1% turtingiausių ir ištekėti už turtingo vyro. Aišku, tai yra, dar pridursiu, Lina, kad moterims galbūt tai yra tikrai lengvesnis kelias negu pačiai susibildinti dalykų. Jo, aš šiaip norėjau gal atkreipdėmėsi, kad čia aš tik antraštę pasakiau, ar ne, turinys buvo toksai, kad padarė tyrimą, irgi ten buvo kažkoks tyrimas, ar ne, kur pasižiūrėjo, kiek tų moterų yra tarp 1% turtingiausių. Ir šiaip pati kažkada žiūrėjau tą top 500 žurnalą, ar ne, Lietuvoje, kur turtingiausia top 500 žmonių. Tai realiai, jeigu tai pasižiūrės, ar ne, didžioji dalis yra vyrai, tada pirmą moterį randi, jinai yra kieno nors žmona, esama ar buvusi, tada randi antrą moterį, irgi ten žmona, trečią, ketvirtą, penktą, ten, žodžiu, kažkiek ten randi ten tų žmonų. Ir aš, man atrodo, kažkada net ėmiau statistiką, bet tiksliai neatsimenu, bet man atrodo, iš visų top 500 žmonių gal radau 10 moterų, kurios ne žmonos, ne žmonos ir ten neištekėjusios, ne, tai net ir Lietuvoje, tai va, 10 tarp top 500, tai čia, kiek čia tų procentų, ar ne? Bet realiai panašiai ir gaunasi. Lina, čia aš dabar labai kvestionuočiau tą požiūrio kampą, šitoj vietoj ir tikrai labai norisi, tą tokį, šitoj vietoj stiprų moterišką, žinai, tavo prieskonį brūkštelt į šoną ir sakyti, kamon, yra ir kitas požiūrio kampas. Tu sakai, kad kažkieno žmona, ne, bet tie 500 vyrų yra kažkieno vyrai. Jis yra turtingas, nes yra kažkieno vyras. Ne, bet turiu mintyje, yra vyro, kuris irgi yra top 500 žmona, tą turiu mintyje, ne? Ta prasme, kad jie būtų tada yra top 500, ar ne? Vyras yra turtingas, atitinkamai jo žmona irgi. Bet ką aš noriu pasakyti, tai mane, pavyzdžiui, šitą statistiką, tai jinai tikrai, kaip neramina, tiesą sakant, neramina. Man norisi tada moteris įgalinti ir tada sakyti, kad eikit ir darykit. Kodėl? Pasakysiu, todėl, kaip aš žiūriu šitą antraštę. Aš žiūriu taip, kad vienas dalykas, kiek mes esam nemažai kalbėję apie tos turtingiausius žmonės, nežinau, ar yra tikslas būti tarp top 1 turtingiausių žmonių, nes nežinau, ar tai duoda laimės ten, ar džiaugsmo, ar pasitenkinimo gyvenimu, bet jeigu moteris nori turėti nepriklausomybę, ir pakankamai pinigų, kad galėtų keliauti, vaikais rūpintis, jeigu turi vaikų, daryti tai, ką nori, hobiais užsimėti. Jai užtenka būti tarp top 10% ar 20% turtingiausių, ar ne, ir tai jinai tikrai gali pasiekti pati. Ta prasme, nepriklausomai nuo vyro. Tai aš nesau, kad vyras ten trukdo ar padeda, ar ne, tai čia vėlgi priklauso nuo aplinkybių, bet mano giliu įsitikinimu, kiekviena moteris turi sugebėti nepriklausomai funkcionuoti savo gyvenime, nepriklausomai nuo to, kaip susiklostytų santykiai su vyru. Ar išsiskirtų, ar kartu gyventų, ar padėtų vyras, ar nepadėtų. Jinai turi turėti tą kažkokį pagrindą visom gyvenimo situacijom, nes kitaip esi labai priklausoma nuo to vyro. Jis tau gali sakyti, šiandien aš tas nebemyliu. Vakar mylėjau, buvo labai faina, šiandien nebemyliu. Myliu kitą.
Ir dabar tada, sėdi ir galvoju, cool. Mano tas patikimiausias kelias tarp 1% patekti nepaėjo. Tiksliau, buvo paėjęs, bet dabar kažkaip dingo. Aš tavęs klausau ir man irgi kirba truputėlį dalykų, kuriuos norisi oponuoti. Pirmiausia, turbūt vertėtų, kaip ir bet kurioje pinigų temoje, dažniausiai pinigai yra tik rezultatas, ne? Vieno arba kito veiksmo, pasirinkimo arba ten linijos. Ir šitoj vietoj turbūt, man bent jau norisi labai iškelti tą, tai visgi ar vyras ir moteris yra vienodi. Tikrai ne. Tai va, ačiū Dievui, tu sutinki su tuo, kad vyras ir moteris nėra vienodi. Aš čia kaip tik neseniai girdėjau, sakė, kad tarp vyrų ir moterų yra daugiau panašumų negu skirtumų. Tai mes turim daugiau panašumų, bet skirtumų tikrai irgi turim. Kad neužtrigerinti visų lygių galimybių linijos, pridėsiu dar tai, kad vienodi, kai vyras ir moteris nėra vienodi, tai nereiškia, kad jų galimybės turi būti skirtingos. Lytys, biologinės lytis, čia irgi svarbu paminėti, ne? Mes turim labai reikšmingus skirtumus. Čia viskas yra dabar mano subjektyvi nuomonė, nors vėlgi ta tema aš pakankamai irgi domiuosi, ne ta tema, kad vyrai, kuo vyrai ir moteris skiriasi, bet apskritai apie vyro ir moters vaidmenį tarpusavio santykiai ir apskritai gyvenime. Tai ir tie vaidmenys, jie vis dėlto yra skirtingi ir jeigu mes pasižiūrėsime į bet kurią, tokią gilią kultūrinę liniją, tai, ten nėra tokio dalyko kaip, vienodos pareigos, vienodos funkcijos. Yra moteris ir yra vyras. Vyras pranašus vienoj srity, moteris pranaši kitoj srity. Gera sąjunga tai yra tada, kai abudu savo pranašumus išnaudoja, o ne viens kitam ten trumpina gyvenimą. Problema šiandien, mano akimis, kad mes truputėlį kaip žmonės susimaišėm šitą vietą. Gavę laisvę, neišmokom kartu ir atsakomybės neštis. Ir iš to kyla visi šitie dalykai, kodėl staiga moteriai reikia pradėti elgtis vyriškoje sferoje, o vyrams reikia pradėti elgtis moteriškoje sferoje. Noriu iškart stabdyti. Tai tu sakai, jeigu girdžiu, kad pinigai yra vyriška sfera? Ne, jokiu būdu. Aš tik tai sakau, kad moteris ir vyrai, jie yra pranašesni skirtingose vietose. Ir visgi vyras yra arčiau materialiojo pasaulio negu moteris. Taip yra. Bet tai nereiškia, kad moteris negali jokiu būdu pinigų per savo nematerialų pasaulį. Nes vėlgi, jeigu grįžtam prie to, ką pradžioj sakė, pinigai yra tik išdava to, ką tu darai. Tai moteris gali, jogą užsiiminėti, ir pinigus uždirbti. Vyras gali, ką jis ten nori daryti, irgi pinigus uždirbti. Tai man šiaip įdomiau yra tai, ką tu manai apie moterų nepriklausomybę. Vienareikšmiškai aš pritariu tam, kad joms tikrai paranku tą nepriklausomybę turėti. Ir tai yra tai, ką aš skatinu savo klientės daryti, atlaisvėti nuo vyriškosios linijos. Finansiškai vien dėl to, kad tai nebūtų svertas jų gyvenime. Kad jos galėtų būti santykyje su pasirinkimu, o ne su prievoliu. Tai patikslink tada, su kuria mano nesutinkai pradžioje, kur aš kalbėjau. Nes taip aš sutinku, kad vyrai ir moteris skirtingi, jie skirtingai uždirba pinigus, bet iš vienos irgi sutinki, ką mano pagrindinė žinutė buvo, kad moteris turi būti nepriklausomos. Kelias link to, mano akimis, labai skiriasi. Moteriai ir vyrai. Aha, paaiškink. Mūsų pranašumai yra vis dėlto labai skirtingi. Ir kad vyras visgi yra tas, kuris arčiau žemės ir arčiau gebėjimo materializuoti dalykų. Vyras lengviau įgyvendina idėjas ir žongliruoja materiją negu moteris. Taip yra. Moteriai duotos kiti privalumai. Nesutinku, bet taip. Tai kuo tas pinigų skiriasi? Skiriasi labai paprastai. Vyras nepriklausomybę finansinę siekia savo rankomis. Moteris nepriklausomybę siekia vyro rankomis.
ta prasme, vyras uždirbs pinigų, man duos ir aš tada Ne. būsiu finansiškai nepriklausoma. Vat čia supranti, vat prasideda mūsų turbūt galbūt pasaulio matymo skirtumai ir mano bent jau požiūris visiškai nestereotipinis čia yra. Ir aš visgi nesilaikau tos linijos, kad moteris pati turi viską padaryti, nes jai bus tikrai gerokai sunkiau tą padaryti negu vyrui, tos pačius rezultatus pasiekti. Taip tiesiog yra, tai yra, gerai. Tai yra tavo kažkokie įsitikinimai, nes šiaip bendrai. Aišku, kad tai yra mano įsitikinimai, kaip ir tavo įsitikinimai yra tavo įsitikinimai. Ir šitoje vietoje dėl to ta diskusija ir bus tokia, kad mes žongliruosim labiau požiūrio klausimais ir tą požiūrį grindžiančiais kažkokiais tai faktiniais duomenimis, ar ne? Bet visada tai bus tik požiūris, tai nereiškia, kad negali būti vienaip ar kitaip. Čia šitoje vietoje labai svarbu akcentuoti, kad niekas nėra neįmanoma. Jeigu tu nori, tu gali. Labai paprasta. Tiesiog yra sunkus keliai, yra lengvesni keliai. Jo, nes aš gal kam nepritariu, ar ne, tai nepritariu, kad šeimoje būtų gal pavadinkim jos arkliais, du varytojai, medžiotojai, čia kaip sako vyras medžiotojas, kad aš nepritariu, kad šeimoje turėtų būti du medžiotojai ir jie konkuruoja, kuris geriau pavarys ir čia tada, kuris geriau pavaro, tai tas žodžiu geresnis, kuris ten, biški lėviau, tai biški lėvesnis, nes tada, realiai tada šeima yra, tokia dviejų konkuruojančių žmonių. Visiškai sutinku. Nieko neduoda. Taip, bet ir aš sutinku, dėl to norėjau, kad tu patikslintum, ką reiškia prieimas prie pinigų, kelias į pinigus yra kitoks, nes tikrai moteris ir vyras uždirba kitaip. Moteriai pinigai ateina savaime, per tą, tiesiog, ar ne, jeigu tu atrandi tai, ką tau, tikrai, pagal moterį, pagal mane, tai yra, nereik man ten jokių pastangų, tie pinigai plaukia tiesiog, ne, tas gausa atsiranda iš to. Vyras vis tiek yra labiau darau, tam darimo, vyriška energija ir moteriška, ne, tai vyriška energija yra, darau, ne, toksai, ne, pušas, pasiekiu, ne, o moteris labiau yra, būnu ir tie pinigai plaukia, ar ne, tai taip keliai skirtingi. Taip, mes skirtingi, bet tai nereiškia, kad moteris tam savo buvime gali daugiau uždirbti negu vyras varydamas, ne? Tai čia irgi reikėtų atkreiptiems. Taip. Šitoje vietoje visiškai sutinku su tavimi, kad moteriai finansinė nepriklausomybė šiandieniniam pasaulyje yra reikalinga taip pat, kaip ir vyrui. Šiuo atveju atkreipiu dėmesį tai, kad dažnai mes nekluptume ant to, kad keliai abiem yra vienodi. Nes mūsų įgūdžiai skiriasi ir tuos savo pranašumus reikia išnaudoti. Gerai, tai šiaip įdomu visai būtų nueiti į tavo, nes tos įsitikinimus, apie kuriuos mes čia dabar kalbam, ir kuriuos palėtėm šiek tiek, ar ne, vis tiek tu atsineši iš kažkur. Greičiausiai gal matei savo šeimoje ir man tikrai labai įdomu, nes mes visi atsinešam, galėsiu ir aš papasakot, kas iš savo vaikystės atsinešu ar ne iš tėvų. Tai mes iš ten daug atsinešam, kaip tavo tėtis ir mama tos pinigų reikalus spręsdavo, ką tu matei, kai augai. Matai, su tėvų pinigų valdymo įpročiais yra labai daug niuansų. Apskritai mums visiems, nes mūsų tėvų karta realiai neturėjo jokios galimybės čia kažko išmokti, iš principo. Nes tas laikmetis buvo labai toks uždarytas nuo pasaulio, vadinkim taip, ne? Tai kas dėjosi, tarkim, vakaruose, mūsų tėvai negalėjo net matyti, jo labiau prieiti prie to, išimtiniais atvejais, ne? Tai tėvai užaugo tam tokiam, vis tiek labiau tokiam socialistiniam modelė, ne? Yra darbas, ten kažką duoda, būtą paskiria, žinai. Ir kažkaip žmonės, sukasi ir gyvena ten tam savo ratelyje. Man tikrai reikėjo nemažai laiko ir pastangų, kad atpažinti tėvų įpročius savo elgesyje ir tuos įpročius sugriauti, pašalinti ir išimti, nes jie yra žalingi. Tai dažnai žmonės nepadaro to ir tiesiog, kodėl vienos šeimos visada yra biednos, o kitos šeimos visada yra turtingos, nes skiriasi jų modeliai tiesiog. Ir kadangi turtingų šeimų vaikai natūraliai gauna tą tokią transliaciją, kaip ten su tais pinigais reikia elgtis,
Ir pas juos, nu, tai natūraliai ir jie auga, ir jie, nu, tiesiog nežino kitaip, ir jiems tų paprastų žmonių elgesys atrodo, nu, durnas, taip trumpai tariant, kodėl jie taip daro, nesuprantu, nu, buki elementariai taip atrodo. O va tiem žmonėm, kurie, nu, neturi tos mokyklos, nu, jie tiesiog nežino, kad galima kitaip. Ir jie gyvena taip, kaip išmokę, nes mes žmonės esame įpročių vergai. Ir įpročius keisti yra labai didelis darbas ir dažniausiai nieks jo nenori dirbti. Mes nenorim keisti savęs, mes mielai pakeisim bet ką kitą, bet savęs tai niekada nepakeisim. Ir tas atsiliepia labai per pinigus, ir jeigu šeimoje yra tokie, vat, nu, vadinkim taip, paprasti, nu, gavau, žinai, kažką nusipirkau, nu, čia gali būti žmogus taupesnis, gali būti išlaidesnis, bet, nu, iš principo vis tiek viskas susiveda į tai, kad žmonės gauna, išleidžia. Ir nėra to tokio, nu, turtėjimo mąstymo pas žmonės. Nu, tiesiog, tai yra vartojimo mąstymas, ar ne? Tai vat, man šitų dalykų reikėjo atsikratyti, ir tai buvo pakankamai, nu, sudėtingo ir ilgo darbo pasekmė, nes reikėjo pirmiausia atpažinti. Ir ta vat krizė, apie kurią aš pasakojau, tai yra visiškai, aš po to jau susiekiau, nu, kad tai yra visiškai tėvų požiūrio sukritusio netinkamai rezultatas mano gyvenime. Vienas iš tokių vat, tokių neišreikštų įsitikinimų buvo, kiek turiu, tiek užteks. Ir kadangi aš uždirbau pakankamai daug ir, nu, tų tiesiog užteko tikrai tų pinigų, nebuvo mąstymo, tai kas toliau, nu, ką su tais pinigais daryti, nes, nu, tiesiog turiu, išleidžiu, neturiu, nu, palaukiu, kol ateis, ir tiesiog va toks, žinai, paprastas. O čia yra kažkoks religinis momentas šitame? Nes aš visada, kai manau, kad nėra. Maždaug, nu, Dievas pasirūpins, ne. jeigu trūktų. Mano šeima nėra ten labai tikinti, krikščionis, bet nelabai stipriai praktikuojantis. Tai nėra religinio įsitikinimo išdava, kiek aš manau. Tai yra labiau jų gyvenimo patirčių išdava ir gebėjimas labiau prisitaikyti, o nesiekti, žinai. Ir aš po to tik pagavau, kad ir manyje tas yra, ir tada palauk, kažkaip čia tuose. Kodėl rimtai, nu taip, kiek turiu, tiek užteks. Tai reiškia, kad aš galiu išgyventi su to, kas pas mane ateina, bet vidinę nuostatą aš turėjau pasikeisti. Tai reiškia, kad, nu, aš suprantu, kiek turiu, tiek užteks, nu, kitaip būti negali, ne, nu, neįsivoktigi, bet vidinė nuostata yra, kad pinigus aš noriu išmokti, nu, dauginti, gausinti. Kitaip tariant, perkelti pinigų tėkmės į save atsakomybę nuo kažko ant savęs. Nes kiek turiu, tiek užteks, tai reiškia, kad, nu, ne aš atsakingas už tai, kiek pas mane ateis, ne? O, nu, kiek gyvenimas duos, kiek kontekstas duos, aš su tuo ir kažkaip tvarkysiu. Tai čia buvo du svarbus momentai. Tai vienas dalykas pakeisti įsitikinimą, kad, nu, kiek turiu, tiek užteks vidinė, ir kitas momentas visgi išmokti tvarkyti su to, ką aš turiu. Nes iš tvarkymosi su to, ką aš turiu, ateina galimybės plėsti savo pinigų srautą. Visomis prasmėmis, žinai. Bet grįžtant prie vyro ir moters vaidmenų, ar kažką tokio, ar buvo labai aiškiai išreikštas tas pasidalinimas, ir gal kaip tu iš to, ką atsinešiai ir ką dabar matai tarp savo klientų, kaip tu manai, koks yra geriausias tas sprendimų pasidalinimas tarp vyro ir moters? Tai vat, mano šeimoje turbūt tenka pripažinti, kad mama yra tas tvirtesnis kumštis šito vietoje, ir jinai yra labiau linkusi, ir tie visi šeimos strateginiai sprendimai yra labiau mamos įtakoti negu tėčio. Ir šiandien, vat, grįžtant prie mūsų pirmo klausimo, ne, aš visgi manau, kad, nu, tai nėra tinkamas kelias. O koks tinkamas? Kaip čia dabar nenuskambėti, žinai? Nes aš galiu pasakyti, kas man atrodo tinkamas. Aš sutinku, kad mamos, nu, moters, ne, priėmimas piniginių klausimų nėra teisingas, bet aš labai visada tikiu, nu, bendradarbiavimu ir konsensusu, ar ne? Tai ta prasme, kad mes visus sprendimus šeimoje turėtų priimti vyras ir moteris kartu atsisėdę, ar ne, pasižiūrėję, kokią turi bendrą situaciją, įvertinę ten galų gale šeimos
momentą, ar ne, nes, gali būti, kad vaikai maži, ten vaikai dideli, ar ne, ten kiek moteris uždirba, kiek vyras uždirba, ten keičia darbą, nekeičia, ne, labai daug yra visokių aplinkybių, bet iš principo tam, kad sprendimas būtų teisingas, jie abudu turi susėdę apie tai kalbėti. Sutinku su to, kad kalbėti yra labai reikalinga ir būtina, gyvybiškai, apie finansinius sprendimus, bet čia yra labai daug visko. Po šitą diskusiją galima dar kalbėti. Ir visa tai susiję su iš vienos pusės, kiek mes saugumo norim, savo gyvenime, savo šeimoje ir panašiai, ir kiek esam linkę ieškoti. Ir čia labai jau priklauso nuo vyro ir moters, vėlgi grįžtu asmenybinių dalykų. Toks modelis ieškantį vyrą nužudys iš karto, nes šeimos kontekstas jį labai ribos, nes jis turi tartis, darytis, jis jausis įkalintas tokio modelio. Čia turbūt tada reikėtų pašnekėti apie ką tartis, ne? Nes jeigu tu darai verslą, tai tau nereikia tartis kokį klientą paimti. Dabar, Lina, aš suprantu, bet padiskutuokim. Darau verslą, ne? Ir tada tu esi mano žmona ir mes dabar čia kalbamės apie pinigus ir aš sakau, žinai, šiais metais į atostogas nevažiuosim, nes man reikia verslo projektų. Ir viskas. Ir ką tu? Aš sakau, padiskutuokim, nes aš noriu važiuoti į atostogas. Darant prielaidą, kad noriu važiuoti į atostogas, ne? Greičiausiai tu nori, nes mes tas atostogas 2 metus planavom. Taip. Ir tu nekantriai lauki ir jau esi prisipirkus suknelių, maudimkių ir tapkių, žinai, ir jau sudėti lagaminai 2 mėnesius jau laukia. Ir aš ateinu, pasitaikė neeilinę progą ir man reikia tų pinigų. Tai diskutuotumėm. Ta prasme, vėlgi svertumėm pliusus ir minusus, nes jeigu tai tiesiogiai liečia mane ir mūsų planus, kuriuos, kaip tu sakai, 2 metus planavom ir aš čia įdėjau pastangų, ar ne, gal ir pinigų, tai manau, kad negalima neatsižvelgti mano nuomonę. Vienareikšmiškai, bet aš šiuo atveju stengiuosi tą tokį kontrastą sudaryti ir parodyti, kiek čia yra, koks platus yra spektras to pokalbio, ne? Nes, tarkim, jeigu žmonės panašiai žiūri, tai yra panašiai, vėlgi mes grįžtam prie tų vertybinių dalykų, tai jeigu vertybiniai dalykai yra panašus, jiems bus labai lengva susitarti. Abiem svarbu saugumas, abiems svarbu tas namų komfortas, tai jie labai paprastai susitars. Bet jeigu... Žinai, šitoj situacijai sprendimas yra, jeigu, abiejų poreikius bandom patenkinti, ir sakyti, kad gerai, dabar išgirdau, tu turi projektą svarbu, čia gali daug pinigų uždirbti, aš kaip supratau, per atostogas mūsų planuotas, sakau gerai, bet tada suplanuojam, kada kitos, tai uždirbsi dabar daug pinigų, galėsim geresnės atostogas nuvažiuoti, bet už 3 mėnesių, bet iš principo, jeigu mano poreikis yra atostogas nuvažiuoti, kartu su tavim, ne vienai, nes aš galiu ir vieną važiuoti sakyti, tai, Vince, gerai, varyk savo projektus, aš varau, pasitusinsiu, bet tarkim, jeigu aš noriu su tavim. Tai mums reikia kažkokį būdą, kuris tiktų abiem. Jo, bet dabar iš karto kabinuosi prie to, ką tu pasakėjai, nes tu iš karto padarai prielaidą, kad jeigu aš paimsiu pinigus, aš uždirbsiu pinigus. O jeigu nepaeis? Nes tai yra galimybė, bet be garantijos, nes verslas pati, žinai, yra tokia vieta, kur tu gali tiesiog sakyti, sufeilinau projektą, žinai, einam prie kito. Bet pinigai tai sudegė, jie negrįžo. Arba grįžo mažoji dalis. Ir tada kitą kartą mes, kai apie tai kalbėsim, tu sakysi, kartą sudeginai padlą pinigus. Tai jau dabar aš tai neleisiu. Gerai, bet grįžkim tada vis tiek, man labai įdomu. Tai tu sakai, kad tokiais atvejais vyras ateina, sako, bus taip ir moteris sako gerai, ar kaip? Tavo toj tobuloj santuokai. Tai esmė, kad nėra tokio dalyko kaip tobula santuoka. Žinai, ką tu čia bandai išvesti. Ir tas tobulumas labai priklauso nuo suderinamumo žmonių. Už tai ir sakau, kad, tarkim, vieno tipažo žmonėms tai yra kelias, taip kaip tu kalbėtis, kito tipažo žmonėms yra labai priimtinas kelias, kai vienas veda, kitas eina ir nesuka galvos ir, žinai, man visada patinka ištraukti tokį dalyką, kodėl lietuvių kalboje moteris išteka už vyro, vyras veda moterį, nes mūsų vaidmenys yra skirtingi. Ir lietuvių kalba šitoje vietoje labai turi gerą šitoje vietoje pasirinkimą žodžių. Mano požiūrį. Vyro funkcija yra vesti šeimą per gyvenimą, o moters tikėti paskui vyrą ir jo sprendimus. Tai, aš čia gal sakau, nenoriu labai užaštrinti, nes labai lengva būti neteisingai suprastam. Tai jokių būdų nekaip tas, tokie fragmentai išsakyti, nekaip nesiekiu, žinai, menkint moters.
kad, nu, čia disclaimeris, žinai, svarbu. Visiškai pritariu vienodoms galimybėms, bet taip pat suvokiu mūsų skirtingumą. Ir aš labiau savo gyvenimo pažiūras linkęs statyti ant skirtingumo pranašumo ir 1 + 1 = 3, negu sustatymo viską ant vieno laiptelio ir pasakymą, kad, nu, jeigu darysi taip, nesvarbu, tu vyras ar moteris, bus va taip. Manau, kad blogas pavyzdys, nes bet kuriuo atveju, žinai, kalbėtis reikia ieškoti būdų suderinti abiejų žmonių interesus. Jeigu nesusiderina, nu tai aišku, nesusiderina, tai čia kitas klausimas, ar ne? Bet iš principo, jeigu kalbam apie lygias galimybės, tai mes kalbam apie tai, kad vieno poreikiai ir kito poreikiai yra vienodai svarbus. Tai jie yra skirtingi vien dėl to, kad vyrai ir moterys skirtingi, bet poreikiai yra svarbus, bet jie gali būti labai skirtingi, ne? Tai poreikiai vieno, nu, šitoje vietoje sutinku visiškai. Daryti verslą, o kito poreikis yra kartu ten kažką veikti, ar ne, tarkim. Čia stereotipiškai žiūrint, ar ne, nors gali būti ir visiškai atvirkščiai, kad moteris nori daryti verslą, o vyras nori kartu būti, ar ne, nu tai čia nu, įvairiai gali būti. Tai ta lygybė, mano giliu įsitikinimu, yra lygiai žiūrėti į abiejų poreikius ir nesakyti, kad vieno yra aukštesnis poreikis negu kito. Tai čia apie tai. Taip, šitoje vietoje visiškai pritariu ir visiškai sutinku. Gerai, tikrai matau, kad turim šiokių tokių išsiskyrimų. Ir aš vis bandau atrasti, tai kur yra tas tikras išsiskyrimas ir nežinau, ar taip iki galo pajutau, bet pašnekėkim tada, nes vis tiek aš pati turiu ir tą projektą Raising Free Kids, kur vienas iš tikslų yra, na, ir tos vaikus auklėti atitinkamai, abu tiek berniukus, tiek mergaites apie pinigus mokyti vienodai, arba jeigu ne vienodai, tai bent jau po lygiai, nu, ta prasme, kad neskirti vienam daugiau dėmesio negu kitam. Ir čia irgi norėčiau pasidalinti JAV atlikto tyrimo rezultatais. Ten jie klausia jau suaugusių žmonių, kas, ar mamos, ar tėčiai mokė juos vaikystėje apie pinigus. Ir šiaip skirtumas buvo gana nedidelis, nes beveik 24% atsakė, kad mokė mama ir beveik 23% atsakė, kad mokė tėtis. Tai šiaip įdomu, kadangi pats turi 3 vaikus, tai ar tu šeimoje mokai vaikus apie pinigus, ar žmona, ar abu kartu? Mūsų šeimoje apie pinigus vaikus mokau aš. Nu, bet čia vėl turbūt mano pavyzdys gal nėra, nes aš dirbu toj temai, tai tiesiog. Aš irgi mūsų šeimoje aš mokau, bet gal irgi dėl to, kad dirbu toj temai. Tai čia mūsų šeimų pavyzdžiai gal nėra tas reprezentatyvus dalykas, kuris šitoj vietoj galėtų būti imamas už tokį pavyzdį. Nes tiek tu, tiek aš dirbam toj temai, turim ten gerokai gilesnės žinias negu vidutinis asmuo gatvėje. Ir natūraliai suprasdami to vertę, jau mums nereikia pardavinėti tos naudos, kurią tai tos žinios ir gebėjimai atneša. Ir natūraliai mes jau savo vaikams tą norim perteikti ir tą darom. Tai šitoj vietoje mes nesam tinkamas pavyzdys ir vieta, kurią galima grįsti kažkokios tai išvados. Vėlgi, tyrimai rodo, kad vaikai dažniausiai kreipiasi į mamas. Spėju gal todėl, kad mamos, vėlgi, statistiškai, stereotipiškai dažniau būna su vaikais negu tėvai. Ir vis dar gajus atsakymas yra, kai vaikai kreipiasi į mamas, kad jie sako, klaus tėčio. Tai mano, dabar savo nuomonę pasakysiu. Okay. Man atrodo, kad vien pasakius, tarkim, vaikas klausia, ten ką nors apie pinigus, nežinau, ką jis ten gali klausyti apie investavimą, nežinau, apie dar kažką. Vien jeigu aš atsakyčiau klaus tėčio, jau aš jam formuoju įsitikinimą tam tikrą, ar ne, kad pinigai yra ne moterų reikalas, tu čia mama nesikreipia jokiais klausimais, tu tikėti, moteris apie pinigus nieko nesupranta, čia pasąmoningai, ne, pasąmoningai jau tą žinutę siunčiu. Ir aš visą laiką ir savo sekėjams sakau, kad, žiūrėkit, mielos mamos, nedarykit to niekada, ar ne, jeigu nežinot, tai galite sakyti, einam kartu pasėti, pasiaiškinsim, tarkim, ne, juk ten yra, ar man į bitkoiną, mama investuoti ar į eterį. Ką žinau, nežinau, ne, tarkim. Tai bet galima googlint, galima ir ne kažką daryti kartu su vaiku ieškoti. Jeigu tėtis yra ten kriptovaliutų kažkoks fanas, ne, tai galima eiti pas tėtį kartu paklausti, ar ne. Bet
man atrodo, blogiausias atsakymas, kuris yra, tai yra klausti tėčio. Ką tu galvoji? Esu visiškai linkęs pritarti tam faktui, kad kai moteris pasako klaus tėčio, tai jau yra nuomonės formavimas, kad ta tema ne mamos tema. Tai taip, pritariu, nedarykime to savo vaikams, geriau eikim mokykimės kartu, o ne numeskim tą mūsų užpuolusią tokią atsakomybę ant kito pečių. Nes, ta prasme, moterims šito vietoje yra labai lengva, jis ar taip tvarko vyro pinigus, tai aš čia nesigilinsiu, žinai, ir vaikas tegu eina ir ten, žodžiu, dylinasi tarpu. Aš būsiu ten toliau moteris, mama ir visa kita. Tai sutinku, nereiktų to daryti, geriau tikrai eiti kartu, net ir nežinant, ir su to vaiku patirti tą atradimo džiaugsmą naujoj srityje. Nes, čia iš vaikų mes dar tikrai kaip suaugę galim pasimokyti, nes daugelis suaugusių yra praradę gebėjimą atrasti dalykus. Nusistačiau gyvenimo taisyklės ir gyvenu. Tai yra labai destruktyvus pasirinkimas gyvenime. Bet žmonės taip daro. Čia jau pasirinkimas, aš visada už tai, kad tu eini arba į priekį, arba atgal. Stovėtų negali, nes pasaulis juda į priekį. Tai arba tu eini koja kojon ir galbūt net šiek tiek greičiau, arba tiesiog jeigu tu sustoji, tai reiškia, kad laiko klausimas, kada būsi išstumtas iš srautų. Tai mamos tikrai rekomenduoju, kaip ir Lina sako, nestumkit ir nesiųskit pas tėtį, nebent tėtis tikrai yra specialistas toj temai. Tai tada geras priėjimas, man labai Lina patiko, kad einam kartu pasiklausinėsim ir aš kažką sužinosiu, nes galbūt toks klausimas man pačiai nekilo. Ne? Tai iš toj vietoj vienareikšmiškai. Dar prieš laidą mes, kai kalbėjom apie šitą temą, sakei, kad tarp tavo mokinių, su kuriais tu dirbi, yra nemažai moterų, kuriuom tu irgi padedi su finansais, susitvarkyti. Iš tavo praktikos, kokios yra tos dažniausios problemos, su kuriomis susiduria moteris rūpindamosi savo finansais? Jeigu skiriasi, ar ne, nes čia turbūt yra bendro pobūdžio problemos. Čia daug niuansų turinti tema. Ir nėra vieno atsakymo ir tų atspalvių labai daug ir dabar, kai man reikia kažkokį tai tokį reziumė, vadinkim, tai padaryti iš viso to yra pakankamai sudėtinga, bet vis tiek aš esu linkęs tą spotlightą nukreipti, tą šviesą scenos nukreipti tam tikrus dalykus ir vienas iš jų yra, kad visgi stereotipiškai moteris šeimoje nelenda į finansinius klausimus. Tai čia yra pirma bėda, tokia didelė, kuri, sakykime taip, neturi pasiekmių, jeigu su šeima viskas yra tvarkoj, darni ten, bet tokių šeimų visgi šiandien statistika rodo, kad yra mažuma. Tai vadinasi, likusioji, didesnioji moterų dalis esančių porose ar šeimose yra toj tokioj rizikingesniai pozicijai. Kaip tu ir sakei, vyras šiandien myli, kitą dieną jau nebemyli. Ir jeigu jis nebemyli, tai ir nusprendžia, tarkim, išeiti, tai kas tada? Ties klausimai įvairiai gali būti sprendžiami, ne, bet sėkmybė, kad iki to žmonėms nereiktų prieiti. Šitie momentai, jie visi tikrai pastato moterį į tokią rizikingą vietą, nes stereotipiškai tai yra vyrų klausimas. Čia šiuo atveju smeigsiu tą vinuką, mažiuką į pačių moterų pusę, nes yra tokia patarlė, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Tas sritis, kurią moteris pasirenka nesidomėti, turi labai didelę tikimybę ją grįžti bumerangu. Tai dar labai dažnai, kas dirbant su moterimis, paaiškėja, kad tarkim, vyras nesako, aš nemyliu, aš išeinu, ne, ir palieka ją ten kažkaip tais. Bet labai dažna situacija yra, kad vyras išnaudoja savo svertus finansinius, moterį valdyti. Ir tada santykis yra disfunkcinis tarp jų, moteris realiai kenčia, nes jinai yra priklausoma ir pasitraukti negali, nors galbūt norėtų, o vyras tą sėkmingai išnaudoja. Suprasdamas ir sąmoningai, nesąmoningai, bet suprasdamas tą savo galią finansinę, šeimoje, jisai ją sėkmingai išnaudoja surakinti moterį. Tai kokie konkretus patarimai moteriai? Moteriai konkretus patarimas yra labai paprastas. Nenumesti finansų klausimo kaip vyriškos temos pirmiausia.
ir suprasti, kad tai yra žmogiškoji tema, ne vyriškoji. Tik tais šiuo atveju gal, čia vėl mes grįžtam prie to, kad mūsų tam burbule, tam visam eteryje, viskas labai dažnai sukasi apie tą investavimą. Ne apie tai kalba eina. Visiems apskritai be išimties reikia turėti labai aiškų suvokimą, kaip valdyti pinigus kiekvieną dieną. Kaip gavus atlyginimą su jais elgtis, kad kelias rytojų būtų vis platesnis, o ne numoti ranką, numesti atsakomybę ant vyro ir po to pačiai susikurti tą erdvę vyrui turi atsvertų. Aha, bet biškai noriu tave pakvestionuoti, ar ne? Nes vis dėlto pradėkim nuo to, kad yra vaikų gimdymo momentas, ar ne? Ir jeigu šeima turi vaikų, ir čia vėlgi tyrimai irgi labai tokie vienareikšmiški yra, nėra jokio skirtumo tarp vyrų ir moterų atlyginimo iki maždaug 30-35 metų. Nes tada moteris pradeda gimdyti. Kai pradeda gimdyti, tada automatiškai, ar ne, tas skirtumas labai didelis, ar ne? Tarkim, jeigu aš iškrentu iš darbo rinkos ten metam, 2, kai kurios ir 3, ar ne? Ir jeigu aš turiu 3 vaikus, tai aš galiu 9 metam iškristi iš darbo rinkos, tai natūraliai po 9 metų grįžus, ar ne, jeigu aš po 3 vaikų, tai mano tiek galimybės uždirbti bus mažesnės negu vyro, nes jau būsiu praradęs kažkokius įgūdžius, galiu kažką veikti, ten su vaikais būdama, bet vis tik tai yra ne tas pats, ne, jeigu vyras dirbo, aš ne. Ir tada, jeigu tuo momentu, ar ne, vyras sako, bet tai va, tu neinvestavai save, aš sakyčiau, eiktų ant 3 raidžių, ta prasme, ne, nes aš irgi dariau kažką, ne, aš irgi kūriau vertę mūsų šeimai. Tai, ta prasme, šitoj vietoj, tie skirtumai, apie kurias mes šnekėjom pačioje pradžioje, jie irgi yra svarbus. Tai, matai, dabar pirmiausia, tai dėl vieno dalyko turim, susitarti, ne? Aš kaip vyras neturiu suvokimo, ką reiškia gimdyti. Ir niekada neturėsiu. Tiesiog, tai aš negaliu to patirti, kad ir kaip ten galbūt norėčiau ir kad ir ką deklaruočiau, aš negaliu to patirti. Kaip ir jūs, kaip ir tu negali man perteikti patirties, ką reiškia išnešioti ir pagimdyti vaiką. Tiesiog taip nesidaro, mums gamta skirtingas funkcijas šitoje vietoje davė, ne? Tai va šitą vietą svarbu akcentuoti. Dabar kitas momentas, kaip tu palieti, kad moteris laukėsi ir tada pagimdo ir iškrenta iš darbo rinkos. Ne? Šitoj vietoj man norisi vėl paminėti tą patį, ką aš paminėjau mūsų pokalbio pradžioj. Tai nereiškia, kad tavo galimybės turėtų būti kažkaip apribotos, pavadinkim taip, ne? Bet vis tiek iškritus iš 9 metams iš darbo rinkos natūralu, kad reikės vytis. Natūralu, kitaip nebus. Čia tiesiog. Tu sustojęs laike ir grįžęs po 9, 5 ar ten kiek metų, tu visada būsi atsilikęs. Taip. Jo, tai klausimas dabar... Čia faktai. Čia faktai, tiesiog. Ir tada natūralu, kad iššokęs į traukinį po 5 metų, tu pradedi su 5 metų tarpu. Realiai. Taip. Ir čia nieko nepakeis. Ne, bet nepakeis. Ir tada vyras po 5 metų sako, bet aš turiu finansinius svertus. Va. Tai va. Sėdėk. Nes aš svertus turiu dar, ne tu. Čia mes grįžtam prie to, kad finansų, kasdienių pinigų valdymas turi ateiti tiek pat berniukams, tiek pat mergaitėms, iki šitų dalykų. Gerokai iki. Ir kad jie savo tinkamus sprendimus susidėliotų dar iki šitų sprendimų. Mes visos visuomenės nepimsim, nes ten, mes žinom, vaikus gimdo ir ties 16 ir ties 18, ne? Bet jeigu tu pagimdai ties 16, tai 21 metų grįžti darbo rinką yra problem, nes tu startuoji ten pat. Čia kalba eina, kai tu jau esi gerai palipus karjeros laiptais ir tau reikia stopinti. Tada šita problema atsiranda. Kai tu gimdai ties 18, aš tiesiog sakau, kad kontekstas yra skirtingas ir čia to reikia nepamiršti, dėl to aš vis jį tempiuosi paskui. Tai jeigu mes paimam, tarkim, konkrečią situaciją, ne, moteris, tarkim, gimdo ties kiek, išsirink. 30, tarkim. Gerai, 30. Dabar vėlai gimdo pakankamai. Čia vėl diskusijų objektas, kad ar čia gerai ar negerai, bet tebūnė. Gimdo ties 30, ne, tai iki 30 moteris jau yra pakankamai daug pasiekusi, ten turi savo specializaciją, savo gebėjimus, uždirba pinigus, ir dabar ją reikia stopinti.
Tai va čia ir prasideda, kad jeigu moteris neturi finansų valdymo įgūdžių tinkamų, tai tas sustojimas bus labai skausmingas. Nu, va toks, kaip tu ir sakai, 5 metai pauzės ir tada atsilikimas ir tada potencialiai visos O ką turėtų pasiekmės iš to daryti? išeinančios. Tai o ką turėtų daryti? Tai pirmiausia, tai apskritai, čia ne tik moterim galioja, čia visiems galioja, savo pinigus reikia mokėti valdyti nuo to, kai jie atsiranda. Tai yra, realiai, už tai mes ir mokom vaikus, suprasdami tiek tu, tiek aš šitą dalyką, kad ties pirma alga jau tu turi turėti tam tikrus gebėjimus, kad nešaudyti savo į kojas 10 metų, kol ateis suvokimas ir tada, vaikas, moters atveju ir tada pasiekmės. Ne, tai jeigu mes tos įgūdžius įgaunam pakankamai anksti, tai vadinasi ta moteris, kuri jau yra gimdymo palatoj, jau jinai tą dalyką ateina pasiruošusi. Tai reiškia, kad yra pas ją iki to laiko jau padaryta daug darbo, kas liečia savo finansinio saugumo sukūrimui. Ten jau yra greičiausiai, jeigu moteris yra išprususi finansiškai, tai labai tikėtina, kad, žinai, kaip sako, mes renkamės partnerius panašius pakankamai. Tai greičiausiai išprususi moteris labai tikėtina pasirinks ir pakankamai išprususi vyrą šitoje vietoje. Nes tiesiog pinigai yra ta tema, kur yra labai svarbi ir nuėjus tai miglai nuo akių pirmos meilės, žinai, tie dalykai pasidarys svarbus ir žmonės tada į santuoką greičiausiai eis pakankamai suvokdami vienas kito vaidmenį šitoje vietoje. Ir tada, kai abudu gaunasi tokie pakankamai išprusę, tai natūraliai jos saugumo mechanizmai, kurie užtikrina jos saugumo ateityje, nebus niekaip stabdomi, kai jinai bus pagimdžius ir bus motinystės atostogos. Nes vėlgi, motinystės atostogos, sakykime, pajamų neatima, jas tik sumažina, mūsų tokia sistema yra. Tai vėlgi, ką su tais pinigais nuveikti, yra gebėjimo valdyti pinigus. Tu kalbė apie motinystės išmokas ir kad gali jas kažkaip panaudoti, ar ne? Toliau vėl, jeigu šeimoje abudu supranta apie pinigų valdymą, tai greičiausiai ten bus moters linijoje pakankamai nemažai įrankių sudėliotų moters naudai. Ir vyras pats pasistengs, kad tai būtų. Ir to visų laikotarpiu sėkmingai prie to greičiausiai prisidės turėdamas tą suvokimą. Čia mano yra, žinai, toks, va čia yra idealus modelis, kurį aš norėčiau pas žmonės matyti. Nesvarbu, kuris yra tas pirmaujantis, bet yra supratimas, kad abiejais reikia pasirūpinti atskirai. Tarsime, mes finansuose nežiūrim į šeimą kaip į vienetą, nes tas labai gali greitai baigtis, bet žiūrim į asmeninės finansinės linijas, kurios yra laikinai sujungtos į krūvą ir mes ten pakeičiam kažkokius tai įpročius. Ir jeigu viskas gerai, vis tiek tos linijos kažkada išsiskirs, nes vienas, mes abu kartu nemirsim. Mes mirsim su galbūt dideliu skirtumu ir statistiškai vyras išeina juntamai anksčiau, dėl savo gyvenimo būdo pasirinkimų ir įpročių ir polinkio į riziką. Ir natūraliai, jeigu moteris neturi įgūdžių, užaugusių per visą gyvenimą, jai būna labai sunku tada. Tiesiog, nes tas, kuris nešęs, taigi išeina. Ne, šitoje vietoje abudu turi turėti suvokimą, kaip valdyti pinigus. Ir čia jau nesvarbu, kuris uždirbs daugiau ir kuris tų pinigų atneš daugiau kažkurio periodu. Svarbu, kad tie pinigai būtų nukreipiami tinkamai, galvojant apie abudu. Nes dabar, kai pradėjai pasakoti, nes šiaip yra tokie du turbūt pagrindiniai momentai, kaip finansus valdyti šeimoje. Tai vienas yra, viską sumetame vieną puodą, Yra 3, aš skiriu 3. Ok, tada yra vienas, kad kiekvienas atskiras savo biudžetą turi tiek, O trečias? Trečias yra tas per vidurį. Tai šiaip labai sėkmingai veikiantis, nes tai subalansuoja asmenybinius skirtumus. Ir polinkius tam tikrus dalykus, ten vyras turi hobį, pavyzdžiui, o moteris ten turi polinkių kitur išleisti pinigus, grožio procedūrom, kurių, tarkim, vyras nedaro. Tai tiesiog mes skiriamės, savo pinigų srautais. Tai tas labai pasteisinęs modelis yra dažnai susitarti dėl proporcijos.
ir tada sakyti, kad, nu, tarkim, aš gaunu 100% pinigų, nu, ir tarkim, vat, mes nustatom ribą, kurie mums abiems yra palanki, ir tada, tarkim, nu, 50% pinigų sumetam į krūvą šeimos naudai kurti ir ten 50%, tarkim, disponuojam kaip norim, galim varyti į klubelį, galim pirkti rankinukus, galim varyti žvejoti, neatsiskaitoma ir nekvestionuojama dalis. Tai ta vieta priklauso nuo žmonių, nes tos laisvės dažnai, sakykime taip, pilnam sumetimui pinigų dažnai žmonės nebūna pasirengę. Brandos trūksta. Tas momentas, tas, kur proporcingai, aš šitą irgi pati taikau šiek tiek ir girdėjau, kad visai geras dalykas, tik tai gal ko tu nepaminėjai, ar ne? Nu, tai jeigu labai skirtingai uždirba, nu, tarkim, vyras 10 000 uždirba, moteris 1000, arba atvirkščiai, moteris 10, vyras 1000, ar ne? Tai po 5% atidėjus į šeimos biudžetą, jie skirtingai atideda irgi, okei, bet tada vienas turi 5000 savo, kam nori, o kitas turi 500, ne? Nu, pagal šitą mano pavyzdį. Tai aš girdėjau tokį vieną pasiūlymą, kur šiaip man visai patiko, kad kiekvienas, tarkim, ten iš tų 50% likusių 10% perveda kitam į jo asmeninę sąskaitą. Nu, kitaip sakant, ar ne, nu, vyras 1000 pervestų moteriai, tu daryk su jo, ką nori, tai čia, va, teiki grožio procedūras ten, kur nori, o moteris 100 perveda jam, nu, nes jis irgi, ne, tas savo. Ir tada išsilygina tas, kad, nu, kažkada gal vienas daugiau uždirbs, kažkada kitas, ne, nu, bet esmė yra tas, kad kiekvienas savo asmeniniam poreikiam tiem, bet bedžiokliai ten ir grožio procedūrą, turės po tą pačią sumą pinigų, nes jie apsikeičia, ne, nu, susilygina tą asmeniniam poreikiam reikalingą sumą. Tai šitoje vietoje, nu, matai, tu paėmė tokį kontrastą labai didelį, žinai, ir tą skirtumą tarp dalių, bet šitoje vietoje tie dalykai vėlgi sprendžiami, nu, aš bent jau irgi, kai dirbu su savo klientais, poromis, tai mes šitą vietą irgi pakankamai diskutuojam, nes vis tiek pradžia yra, tai kiek skiriasi jūsų pajamos, nu, ir į kurią pusę, ne? Tai jeigu jos ten yra panašios, tai mes galim fiksuoti ten tą bendrą procentą, ne kažkokį tai, ir pažiūrėti, kaip ten jums seksis. Bet jeigu skirtumai yra tokie ženklus, tai mes labai dažnai prieinam to, kad tas pajamų dalies skirtumas yra kitoks. Daugiau uždirbančiam ir mažiau uždirbančiam. Ir, nu, kad subalansuoti tam tikrus dalykus, nes, nu, jeigu aš uždirbu 1000, tai galbūt aš dėsiu tik tais ten pusę arba 30%, bet jeigu aš uždirbu 10, tai aš galbūt dėsiu pusę arba 70%, žinai, ir, nu, tą tokią kompensaciją per ten padarom, nu, nes natūralu, kad tas likutis visgi yra svarbus ir jeigu pajamų skirtumas yra labai ženklus, tai tas pastato mus į labai, nu, sakykime, tokią konfrontacinę situaciją. Dar vienas momentas, kurį čia labai svarbu suprasti, kad šitą modelį viskas, kas yra bendrai veikiama, yra veikiama iš bendrų pinigų. Tai šiuo atveju, nu, tada, sakykime, taip, tokiu būdu išvengiama, kad, nu, jeigu mes, tarkim, važiuojam atostogo, ne, tai kad atostogose mūsų galimybės yra visiškai vienodos, nes mes leidžiam iš tos pačios kišenės, nepriklausom iš kur ten tie pinigai atėjo. Čia tas likutis eina grinai apie tokius asmeninius dalykus, nu, visiškai asmeninius, kur aš net nepasakoju, kad išleidau. Gerai, tai ta tema siūlau ir pabaigti mūsų šią diskusiją. Gera pabaiga, pasidalinti dalykus šeimai. Jo, čia tokia labai konkretus patarimas, ne? Apibendrinsiu, ką aš išsinešu. Tai aš visų pirma išsinešu, kad šiaip visiems svarbu investuoti į save ir savo finansinį išsilavinimą, nepaisant to, kuriam gyvenimo etape esat ir kokios lyties. Tiesiog gal stereotipiškai arba statistiškai moteriai tas patarimas, na, jis gal labiau svarbus yra, nes daugiau moterų tą užleidžia. Ir kitas dalykas, kurį kažkaip išgirdau, ar ne, iš tos mūsų diskusijos, kad, nu, labai svarbus tie mūsų įsitikinimai ir ką tu pasakoji, ne, ką tu atsineši, kad kiek turiu, tiek užteks, ar ne, tai aš visus siūlau pakvestionuoti, prisiminti gal, arba atkreipdėmėsis tokio sąmoningumo truputėlį, tai kokius mes įsitikinimus apie pinigus turim, su kuriais gal reikėtų padirbėti, nes ir čia gal pirmą turėtų eiti, pirmą įsitikinimais padirbėti, o po to jau tenais tą finansinį raštingumą investuoti, nes kartais mes be investuodami tą finansinį raštingumą, jeigu vis tiek turim tą įsitikinimą, kad kiek turiu, tiek užteks, gali nepavykti gyvendinti tam tikrų praktikų.
Ką tu, Vincai, išsineši? Aš pritariu tam, kad pirmiausia yra įsitikinimai. Nu, čia yra kertinis akmuo, nes mes galim mokytis daug dalykų, bet jeigu tai prieštarauja įsitikinimą mūsų, ne kažkoks vienas ar kitas veiksmas, tai dažniausiai mes to veiksmo iš vis neatliksim arba jį sabotuosim, patys to nesuprasdami. Tai labai svarbu yra išeiti iš tos linijos, kad pinigai yra blogis, ar ne, kad visi turtingi yra plėšikai ir visokių va, tokių stereotipinių marazmų, kurie programuoja žmogų neturėti pinigų, nes kitaip jis bus blogas, žinai. O mes nenorim būti blogi, ne? Nu tai va, ir tada mes patys prikuriam savo tokių pasąmoninių realiai blokų, kurių patys ir niekada neįveiksim. Nu, nebent sąmoningai pamatysim ir pasitrauksim juos nuo kelio. Tai viskas priklauso labai nuo to, kaip mes į pinigų žiūrim. Jeigu žiūrim, kad tai yra priemonė padaryti pasaulį geresniu, ne, priemonė suteikti savo šeimai, savo bendruomeniai, savo šaliai kažką gero, tai gal tie pinigai pasidaro labai geras dalykas, ne? Čia turbūt aš noriu akcentuoti tai, kad neretai, jeigu mes paklausysim ten podcastų arba ten knygų paskaitysim, kur kalba apie, tai vadinas, pinigų dėsnius, ne? Apie tą tokią, kada jie ateina, kada jie neateina, tai ten viskas sukasi apie būtent įsitikinimus ir apie tą mindsetą susijusiu su pinigais. Ir šitoj vietoj labai turbūt kiekvienam iš tų šaltinių galima surasti tą tokį akcentą, kad jeigu mes pinigų norim tik tai savo, tai jie dažniausiai nėra linkę ateiti. Kažkiek mes ten turėsim, bet jeigu mūsų tas giluminis yra noras tik savo poreikius patenkinti, tai dažniausiai gyvenimas tokiem žmonėm pinigų neduoda. Didelius pinigus gyvenimas duoda tiems, kurie iš to kažką sukuria kitiems. Ir va čia pirmas dalykas, turbūt toks sunkiausiai keičiamas įsitikinimas, kad aš noriu uždirbti ne savo. Toks, žinai. O kažkam kitam. Kaip kam? Gal kitiem labai natūraliai tas ateina, ne? Tai taip, ir tada, kadangi nėra tos tokios labai gilios, aš noriu uždirbti pinigų, nes man reikia naujos mašinos. Tai tarsi ragas. Toli su to nevažiuosi, bent jau taip teigia ta visa literatūra, bet jeigu aš noriu daug pinigų, nes aš noriu visiems nupirkti po mašiną, visiems tiem, tai tiesiog, kaip tose visose dalykuose pateikiama energetika kita, intencija kita, žinai. Tu netampi pinigų blokų, galutinių taškų, nes pinigai nesustoja, o tu tampi kanalu, per kurį pinigai praeina. Ir jeigu tu esi geras kanalas, tai pro tave viršnioja tada, žinai. Kad ten tau lieka vienas kitas jau niekam neįdomu, nes esmė, kad tu nukreipi upę, o ne ją blokuoji. Tai va čia šitas momentas, tikrai su tais įsitikinimais padirbti, bet kitas momentas, kai jau turi neblokuojančius įsitikinimus, visgi išmokti elementarių įgūdžių, kaip su pinigais elgtis. Ir juokingiausia, bet elgesys su pinigais visada, čia akcentuoju, visada atsiremia į savęs apribojimą. Nes žmogų apriboja du dalykai pinigų temoje, ne? Arba jisai pats, arba pinigų kiekis. Blogiausia, kad mus visuomenėje dažniausiai apriboja pinigų kiekis. Išleidžiam tiek, kiek turim ir viskas, ką daugiau. O čia turbūt svarbiausias įgūdis yra gebėti apriboti save anksčiau, negu apriboja pinigai. Nes tik taip užtikrinamas pinigų didėjimas. Nes lieka tada pinigų, su kuriais kažką gali nuveikti. Nėra kito kelio. Tu negali išleisti visų pinigų savo ir dar kažką iš to gauti papildomai. Šiaip labai susimašiau, nes galvoju, kad tikrai yra žmonių, kuriem natūraliai lieka labai daug pinigų. Tai ir jie savęs neriboja. Tai čia, bet turbūt mažuma, nes didžioji dalis išleidžia. Lina, ką reiškia savęs neriboja? Tiesiog jų nereikia gal. Jo, tai va, čia yra ribojimas dažniausiai, nes aš
sakykime taip, sąmoningai ir nesąmoningai, čia gyvenimas padiktuoja, bet mano poreikis yra žemiau mano pinigų linijos. Ir viskas. Ir kuo tas gepas tarp to poreikio ir linijos ir stogo, žinai, tarp mano buvimo ir mano stogo yra didesnis, tuo greičiau aš turtėsiu. Tiesiog, čia užprogramuota, čia yra tokia racionali, šalta logika. Žodžiu, mažinkit poreikius, ar ne? Pirmas žingsnis. Tada didesnė. Realiai labai paprasta. Pilnas internetas. Tai reikia paprastų patarimų vadovautis. Išleis mažiau negu uždirbi. Tai čia pirmas žingsnis. Antras žingsnis - išmok panaudoti tuos, kas liko, kryptingai. Viskas. Du žingsniai, kaip būti turtingu. Šiaip šito vieta yra toks turtingiausias Babilono žmogus knyga, tikiu, kad skaitėjai. Tai vadinai yra tų bazė, labai paprastai paaiškinti šitie principai ir visiems siūlau paskaityti, kuriem, ta bazė, nors ir YouTube'o daug filmukų, bet vis tiek nesigauna kažkaip įgyvendinti. O žinai, kodėl nesigauna? Nes mūsų visuomenės spaudimas yra belekoks didelis į kitą pusę. Mes kaip visuomenė labai esam tam kapitalistiniam sukūry ir labai skatinama vartoti. Pirkti leasingų. Taip, bet va čia ir yra. Ar tu kaip žmogus gebi atsispirti tai visai linijai ir sakyti, fainai, aš dalyvauju jūsų žaidime, bet iki tam tikros ribos, kuri yra anksčiau negu mano piniginės dugnas. Vincai, trys paprasti patarimai. Kaip man atsispirtam visuomenės spaudimui? Atsikeliu ir reklama ant reklamos, čia pirk, čia skambina, čia einu, kažkoks gražu, labai noriu. Su klientais mes šitą klausimą irgi labai sprendžiam, tai aš labai paprastai žiūriu. Priklausomai nuo tavo psichologinio atsparumo, šitiem dalykam, nes vieni pakankamai lengvai gali uždėti savo ribas, kiti iš vis negali savo uždėti ribų ir jie trenkėsi tada galvą į sieną. Tai gerai sakau, tada patraukiam sieną arčiau. Kaip patraukti sieną arčiau? Tai reiškia, kad gavau pinigų, pirmas dalykas, dalį iškart pervedu kažkur, kur labai sunku išsiimti. Į kitą sąskaitą, kuri yra kitam banke ir kuri neturi kortelės. Ir prie kurios net negaliu prieiti online, o galiu tik fiziškai nuėjęs į banką. Ir viskas. Ar kreditinių sąskaitų reikia atsiskaityti, kreditinių kortelių atsiskaityti. Tai, čia apskritai neinam čia, nes čia kita tema. Nes aš tai galvoju, žinai, gal patarimas dar, pavyzdžiui, yra atsiriboti nuo socmedijos, televizoriaus ir kitur, per ką dažniausiai reklamą gauni, ar ne, tiesiog maksimaliai atsiriboji, tai mažiau tų trigerių, patrauki sieną arčiau, kaip tu sakai, ir dar kažką, ar ne, padarai, ir iškart geriau. Taip, ir ką, mokytis. Čia mūsų, čia dar vienas labai didelis stereotipas yra, kad mokymasis pasibaigia mokykloje arba universitete. Labai destruktyvi pozicija tikrai. Mūsų mokymas nesibaigia iki gyvenimo galo ir mes turim proaktyviai tą daryti. Ir pinigų tema irgi yra lygiai tokia pati. Tai, jeigu jūs einat ir mokotės kažkokio tai, įgūdžio, kad galėtumėte dirbti, tai lygiai grečiai mokotės to paties įgūdžio pinigų linijoje, nes tik šiuo atveju tą vertę kūrėt ne kažkam, o savo. Tai esat pats savo darbdavys. Bet čia ir blogiausia, kad žmonės savęs nekontroliuoja. Mes galim kontroliuoti kitus, labai lengva. Bet save kontroliuoti yra beprotiškai sunku. Tai čia šeimoje viens kitam gali padėti. Tikrai. Bet abudu turi turėti tą patį pagrindą. Tai ir tam, vadinasi, reikia tiek vyro, tiek moters išsilavinimo toj finansiniai linijai. Tai šitą gražią notą ir baigiam šį pokalbį. Tai ačiū tau, Vincai, labai ir iki kitų. Ačiū. Iki kitų.